Sveiki visi, su jumis Edvis ir šiandien, hebra, mes esam prie dar vieno geriausi Edvis momentai iš 2020 metų. Tie aš atrinkau bent jau mano manimu įdomiausius ar geriausius ar baisiausius ar miksą tarp visų šitų klipus iš videos, kuriuos įkėliau 2020 metais. Na ir jeigu jums patinka tai, ką aš darau, nepamirškit paspausti to mygtuko prenumeruoti. Na o dabar aš manau, jog mes einam prie montažo. Gauk 100 deimantų nemokamai, 100% veikia, tikrai ne clickbaitas, bandyk dabar. O, aš ant medžio, jeigu čia į vidų krisiu. O, numiriau. Štai galiu apvemt, palauk. Apvėmiau. Jisai tiesiog šokinėja, ta prasme, kai šitą, jisai skraido, o tas žmogus vis dar sukasi vietoj. O, turiu balioną! Oh my gosh, dar su širdutė, žiūrėkit. Amazing, man atrodo, kad čia širdutė jo. Ne, balionas! Ne, balionas! Vieną berniuką mokykloje skriaudė, jis padarė šias užduotis ir jo norai išsipildė. Surask šitą emoji, sumirksėk 5 kartus, sugalvok 3 norus, pūsk 3 kartus. Viena mergaitė nukrito nuo laiptų, tada jinai pabučiavo tuos laiptus, tada jinai užsiaugino sparnus dėl to, kad pabučiavo laiptus ir nuskrido į Marsą ir gyveno su Batmanu. Jeigu netikit, suraskit šitą emoji tarp bilijonų emodžių ir jūs irgi gausit sparnus ir gyvensit Marse. Užlipk ant priešo plaito, kad atspawninti bossą, okei? Kiek yra zuikių? Zuikių čia yra 2 zuikių. Daugiau negu 2 zuikiai, 1, 2, 3, 4, 5, čia yra 6 zuikių. Oh my gosh, čia yra 13. Oh my gosh. Braškės arba šviežias kraujas, what? Ir čia mes turim... Oi, tu žignon! Ilgai! Oh my gosh, tai šiandien jūs neprimena. Aš turiu tokią nevaikiškai didelę šikną, pasirodo. Ačiū, čia tikriausiai pagirimas. Bobela! Hebra, Bobela mūsų nepaliko, jinai čia gyvena su manim. Oh my gosh, Bobela, važiuosim. O kaip tu, Bobela, jautiesi? Tobulai, man labai gerai žiūrėti lūpas visą dieną. Tikrai tu nesibūgini, mentas, tikrai nesibūgini. Wow! Kas čia buvo, žinokit, neįsivaizduoju, tu magiškas mentas, kalėdinis stebuklas, oh my gosh. Šikšnosparnis, bezdalas, šikšnosparnis, bezdalas. Miriau. Edvis yra ponis. Ponis? Ponis? Penis. Koks mano garsas, jūs paklausykit. Taip, bet tu toks raumeningas šiek tiek. Palauk, aš noriu biškutuką. Oi. Oi. Ne. Tai neatrodo gerai, žinai. Gerai, dabar aš iškart javus griaunu, tu, nežinau, ir man reikia crafting table. Ai, yra tobulą, man reikia... Oi, litra čia yra. Kas čia buvo? Kas buvo? Kaip tu? Kur tu? Aš atidariau čestą ir miriau. Antras lucky blokas, atidarau čestą, pyst mirštų. Paulerį negerk tiek daug pepsio, nes prisišlapinsi į lovą. Visiems taip esą buvo visgi, ne? Kai kuriem gal netgi šiąnakt. Kas čia žino? Pavyzdžiui, man. Kas čia kalba? Man atrodo, jisai žvengia, nu nežvenk iš manęs. Velnės tu. Tu smirdi, taip, tu smirdi. Gal man reikia čia nuo kopečius pašokti. Ant to slime bloko. Ne! Rimtai! Oh my gosh! Vėl! Aš apsiverksiu, man atrodo. Ir tai labai šlikšti, yra žiauriai šlikšti šitą dalyką. Mano šaidus kodiškai šudo. Gerai, palauk, kad čia yra nemokamas čia deimantas. Jeigu aš numirsiu einant pro nemokamą, žinokit, aš ir... Ar čia yra su... Aš biškį tavo spenį praduoti. Aš irgi. Gerai, dramatinė muzika groja ir šokam per viršų. Čia, what the hell, magiška mašina. Ir mes dabar galim šaudyti kažką, pavyzdžiui, nežinau, galbūt į va tą daiktą. Sprogs! Oh my gosh, aš numiriau, kaip aš peršikau. O ne! Nužudžiau ir jinai virto pigmenų. Ir jinai atspamino mažiau. Aš nenumiriau! Atsargiai! Miriau! Trenkiau tai kiaulį, jinai pavirto į pigmeną ir jinai labai galingas ir nužudė mane. Oh my god. Ar meška šika miške? Taip, tikriausiai.
Adekuot neapturėjau. Žinai ką, tu geriau eik į galą. Va, tu geriau eik į galą. Va, tai... Ate tau bobelą. Ir ate tau bobelą. O mes dabar tiek planų su jom turėjom. Mes planavom važiuoti pirkti Ferrario. Bobela! Hebra, Bobela mūsų nepaliko. Oh my gosh, Bobela važiuosim. Turim 2 Bobelas! Aš noriu Ferrario labai didelio ir gražaus. Oh my gosh. Kur mano viena akis? Kodėl aš neturiu vienos akies? Ir kodėl atrodo, kad aš valgyčiau Japonijos vėliavą? Matau, tai bandai pasiekti, ir nepasiekė. Jis tau čia per toli. Aš papą turiu. Tu savo kaip čia Oh my sudėtinga. gosh. Pas man tokie nevaikiškai dideli papai realiai. Nevaikiškai dideli. Nenužudyk manęs magiškai. Labai... Tada vienas žmogus paklausė, koks mano setupas. Ir po to atsiuntė visiškai random nuotrauką iš pigu.lt kažkokių tai ausinių. Visiškai iš oro be jokio konteksto. Ir tiesiai po to atsiuntė nuotrauką, kurioje yra daug šakų ir pora namų. Kodėl iš viso tokius dalykus kažkam reikia siųsti iš oro? Kam čia parašius? Gerai, pagalvojau, kad reikia man surasti kokį youtuberį. Atradau. Kas gali būti geriau, negu nufotkinti mano šitą va braškių bliūdą ir jiem atsiųsti. Čia pilnai logiškas dalykas. Tikrai nerandom, čia labai svarbu. Siunčiam braškių nuotraukas. Braškės! Čia sudėtingai. Kas tavo Bandau kojom šaką- ką tik buvo, tu neįsivaizduoji. What the hell? Žinai, kad kol net leidai rankenos, tol gerai, tai po tol jinai neprasideda skaičiuoti, taip reikia granatą, bet... Jo. O! Ne! Tu jau ant mane. Suveikė! Tai suveikė! Mes žinai, kad gyvenam kažkur tai nelabai geroj aplinkoj. Čia yra žmogus, biškai nutrenksiu, bet nieko. Čia viskas yra įprasta. Aš ką tik nutrenkiau žmogų grinai ir nieko nuo to. Davai, velnės, ateik čia. Ateik čia, velnės. Gerai, užmušiu vieną. Numušti. Nori muštis? Teik čia, einam pasimušti. Aš noriu pasimušti, einam pasimušti. Kur tu bėgi? O, jis išskrido. Vau. O, žiūrėkit, mano šikna matosi kiaurai dugno. Kokia tobula šikna. Ew, tu susilauži rankas bent porą kartų. Tai sakau. Tavo alkūniai priešingą pusę lenkės. Turėjo lankus, sproksančius lankus. O ne! What the? Kas čia įvyko? Kas buvo? Kas buvo? Aš net nenušokau, kas buvo? Aš numečiau ant žemės kažkokį splash speed potion ir mes tokiu greičiu pajudėjom, kad tiesiog nuskridom tiesiai į morę. Tai čia tavo kaltė buvo. Aš taip manau, žinau, kad čia mano kaltė. O, ne. Vėl mane apibezdėjo ir numiriau. O! Numiriau nuo gyvatės. Gaitum su manim perėti Minecraft. Aš nežinau, kodėl tu nori, kad aš eičiau išperėt Minecraft, bet Minecraftas nėra kiaušinis, ant kurio reikėtų eiti atsisėsti ir perėt. Nemanau, kad iš kiaušinio gautum Minecraft. O jėtus. Fu, besdamas skonis išėjo. Tu atrodo kaip mažas vaikas, kuris, nežinau, domėsi būtent žaislu, tuo metu tu žiūri įdėmiai jį ir bandai išmislinti, kaip jis veikia. Tai taip ir yra. Kur mano načios? Šį kartą nėra ant žemės šiandien numesti, ne? Nežinau, kur mano načios, hebra. Mano načios vis dar čia ne... Oi, baigtų mane gazint, kas čia man paskambino ir... Magiški načios. O, įkišau! Taip gerai buvau įkišęs tau į nosį pirštą. Kairiau. Ne taip toli. Kairiau ir atgal. Kodėl tu netrasai? Parodyk savo papus. Parašė, aišku, nebijotinai 8-metis berniukas per savo močiutės Facebooką. Atsiprašau, močiut, bet jūsų Facebookas yra užblokuotas dabar pas mane. Va, prašau, pasigrožėkit ir nebeklauskit daugiau, kadangi žinau, kad atsibodot. O. Kodėl man? Yra moterį. Tekšt. Čia biški realiai yra nušinauto žalė pradžiai kažkodėl. Tas gnomas ką tik nusižvengė. Ten skraidžioja sraigtasparnis, aš pritūpsiu. Aš žinau, kad nežinau, kas čia per triukai, bet aš aukštyn kojom ir ten mašiną vagia fonį dar. Dabar dega rankena durų.
Sudegė. Dabar mes tikriausiai galim įeiti į vidų. Auč, per karštą, tai ką tu dabar man daryti? Papūsiu. Geriau dabar. Turime labai daug kambarių. What? Gali? Katinas kažką papasakot. Kartą atskrido erdvėlaivis, taip. Ir jis nuskrido toli. Tada atskrido didelės šukos ir jos nukrito visą istoriją. Eik šiknon, eik šiknon. Ir priėjom prie kažkokių metalinių durų kaip kalėjimo durų. Duok pinigų, aš turiu ginklą. Įdomu, šį gali nušaut. Kas pasinušausiu? Oh my gosh, nieko. Koks tavo vardas? Tu klausi, koks žmogaus, kurio nikas yra Edvis vardas. Petras. Aš Petras. Kas kvepuojate čia? Akis? Labas. Upa, pa, pa, pa. Tai mane... Ir hebra, žinokit, šiam kartui aš manau, jog buvo kaip ir viskas. Žinokit, nepamirškit paspausti to prenumeruoti mygtuko, jeigu dar to nesate padarę. Jeigu jums patinka mano kontentas ir ką aš darau apskritai. Ir aš tikiuosi, jog per kitus metus surinksim dar daugiau įdomesnių ir unikalesnių kadrų, kad padaryti galbūt dar geresnį montažų video. Na, bet hebra, žinokit, šiam kartui buvo kaip ir viskas. Žinokit, na, ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Edvis ir viso gero.